Šiuo metu turim 22 dirbančius elektrinius autobusus. Netolimoje ateityje turėtų dar pradėti dirbti iki 5. Per parą mes nuvažiuojam grubiai iki 400 km vienas autobusas. Krovimai paprastai vyksta per pietų pertraukas, kurios būna iki 40 minučių. Turim greito krovimo stoteles 150 kW, todėl tikrai žemiau 30% praktiškai nebūna, kad baterijos likutis būtų. Pagrindinis elektrinio autobuso privalumas yra turbūt to triukšmo, vibracijų nebuvimas, tiek vairuotojai, tiek keleiviam, sakant, mažiau streso važiuojant, nes iš tikrųjų aplinka yra, kai rami, tai žmogui ir pačiam yra ramiau. Moderniame elektra varome autobuse yra įdiegta informacinė sistema keleiviam, kuri rodo stoteles, taip pat yra pranešama balsu. Ateityje yra planų, kad ir bus išorėje pranešama apie maršruto numerį ir kad tai būtų palengvinimas neregą turimtiems keleiviams. Pat autobusas yra filmuojamas 4 kameromis, viena yra viduje, jinai filmuoja autobuso saloną, tai padidina tiek vairuotojų, tiek keleivių saugumą. Išorėje yra filmuojama 3 kameromis, tai vėlgi tai padeda spręsti tam tikrus ginčus tarp keleivių ir mūsų kaip vežėjų, kai teigiama, kad, pavyzdžiui, neatvažiavo laiku, neatidarė durų, nesvarbu, kad ten žmogus į telefoną žiūrėjo ir nematė, kad tas autobusas atvažiavo. Tai visokiam situacijom, ypač eismo įvykių atvejais, tai kameros padeda išspręsti ir išvengtų visokių ginčų, kaip sakant. Vairuotojui, pati darbo vieta tikrai yra ergonomiška, viskas yra lengvai pasiekiama viena ranka ir viskas yra supaprastinta iki tiek, kad net ir pradedantis vairuotojas iš tikrųjų greitai supranta, kur yra kas ir gali, taip sakant, kokybiškai ir gerai savo darbą atlikti. Vairuojant elektrinį autobusą, pagrindinis turbūt skirtumas, ypač pradedantiesiam vairuotojam, reikia suprasti, kad jo greitis ir stabdymas valdomas ne pagrindinė stabdžio pedalu, o greičio pedalu. Prieš daugiau šiek tiek negu metus laiko, kai pradėjom tarnauti Vilniaus miesto maršrutus, išreiškėm kaip įmonė tokią poziciją, kad per 2 metus turėsime 100 elektrinių transporto priemonių. Šiuo metu esam pusiaukeliai ir tą įsipareigojimą tokį nerašytą vykdome. Tikrai gaunam nemažai teigiamų atsiliepimų iš Vilniaus miesto keleivių, kurie tiek giria tiek vairuotojus, tiek pačius autobusus, nes iš tikrųjų kelionės yra kur kas patogesnės ir kur kas jautiesi toksai gerą darantis gamtai.